Stovėsiu iki galo. Toks šūkis tų kultūrininkų dabartinių, kurie bando nustatinėti ir jie geriau už tautą sprendžia, kas kur tinka, kas kokiam ministrui, kokiam postui, kokis žmogus tinka, kokiam netinka. Dabartinis tos jų akcijos dėl krašto apsaugos ministrų. Klausausi vieno Dalbajobų pasisakymų čia Vilniui per tą atseit mitingą, pseudo tokį nepavykusį mitingą, kuris kalba, kad šiuo metu Lietuvai reikia itin kompetitingo krašto apsaugos ministro. Tai pagal to idioto supratimą labai tinkamas buvo Kasčiūnas arba Šakalinė. Čia anekdotas. Užtenka pasakyti, kad Kasčiūnas ir Šakalinė krašto ministrai jau gaunasi anekdotas. Vienas debilas, kita psichinė ligonė. Aš kartais prisimenu Kasčiūno žodžius, kai jisai du sykius yra. Įrašai sako, užsidaryk burną užsidaryk. Uždaryčiau aš jam tą burną. Būtų uždara kokias 3 mėnesius, kol kaulai sugytų. O tokie krašto apsaugos ministrai buvo ir jie tiko, o dabar netinka, jie nustato. Kažkoks atvažiavęs traktoristas, beraštis, aš nesakau nieko prieš traktoristus, yra daug įsilamsių žmonių. Bet čia tokie yra, kaip ir posakis, gal nuo senų tarybinių laikų. Bukas kažkoks Dalbajobas ir jisai sprendžia, kas tinka, kas netinka į krašto apsaugos ministrus. Ir tai daro kultūrininkai. Įsivaizduokit. Kultūrininkai, kurių suvokimas kultūros stovėsiu iki galo. Iki kokio galo? Sprendžiant pagal jų gyvenimo filosofiją, jų požiūrius į žmogaus seksualumą, į tas lytis, į lytiškumą, tai aš manau, kad jie stovės iki galo savo kūno artmėse. Ir tas, kur stovi labai ilgai nejudėdamas prie Seimo, jisai turbūt ant tiek to galo trokšta, kad jisai gatavas stovėti parų paras, kad tik tai tas galas atsidurtų jo kūno artmėse. Bandžiau įsivaizduoti, kuriam iš jų labiausiai tiktų tas galas. Ir man labiausiai pastinkamiausias pasirodė Mantas Stonkus. Ypač po to, kai jisai kalbėjo apie kultūrą. Įsivaizduokit, Mantas Stonkus kalba apie kultūrą. Ką tas pederašiukas gali kalbėti apie kultūrą, jau užtenka pasižiūrėti tik tokią jo ir tų kitų dviejų pederašiukų kalbas. Ir manau, protingi tėvai kiekvienas uždraustų savo vaikam naudotis aplamai tik toko vien pasižiūrėjus jų kalbų. Ten jie turėtų būti uždrausti. Ir jisai kalba apie kultūrą. Tai va, aš bandžiau įsivaizduoti, kuriam labiausiai tiktų tas stovėjimas iki galo, kol gaus tą galą į savo kūno artmes, tai labiausiai tinka Stonkus Mantas. Jam labai tinka ir prie burnos, ir prie subinės. Šiaip, tiesiog jisai sukurtas tam galui. Gamtai tokį sukūrė, genetika tokia labai tinkanti žmogutis ir iš tiesų skulptūrą labai tiktų pastatyti būtent kultūrininkams. Man tą Stonkų su galais jo kūno artmėse. Apibūdinantis, skulptūra būtų apibūdinanti visas pažiūrės į dabartinius kultūrininkus, į suvokimą apie kultūrą, apie gyvenimo prasmę, jų asmeninį gyvenimo prasmę. Tai štai, ponai, kokie individai pas mus nori nustatinės sąlygas, kas kokiu ministru gali būti, kas kokiu ministru negali būti. Ir labai jie stiprus. Aš ne tą prasme sakau stiprus atbulinė. Užteko Antanui Kandrotui nuveiti, pakalbyti tuos mitinguotojus ir per kelias minutės jie visi įsiskirsti, ištuštėjo. Įsivaizduokit, ant kiek jie pasiryžę kovoti, pamatė tik tai vieną celofaną įsilakstė. Reiškia, jis nelabai tiki savimi. Jie nelabai patys tiko, ko jie ten atėjo. Aš tik tai vieną iš to mitingo dalyvių galiu pažymėti, kuris tikrai žino, ko jis ten atėjo, tai tas, kur stovi ant tos pakylos ir laukia galo.